kad 16 amžiuje Palanga buvo neturtingas žvejų kaimelis. Radiniai liudija, kad pačiame miesto centre stovėjo turtingas dvaras. Pačiame kurorto centre, šalia rekonstruojamos Tiškevičių alėjos esančiame skvere, archeologai sako susidūrę su archeologijai nebūdinga situacija. Tyriamas kultūrinis sluoksnis tesiekia nuo 20 cm iki metro. Kad pačiame paviršiuje bus aptikta tiek daug radinių, nesitikėta. Aptiktos medinės sudegusios grindys, po kuriomis rastos 2 Livonijos monetos ir tarp jų LDK monetos. Tai buvo pirmas toks mums didelis stebuklas, nustebėjimas, kaip taip gali būti. Po birželių 300 cm gylyje mes turim 16 amžių. Šalia buvo medinio užstatymo liekanos, toks egzotiškas dalykas, po vieną sieną net aptikome užkastą žemaituką, kaip auką galbūt. Labiausiai archeologus nustebino kitoje perkasoje aptikti masyvūs mūriniai pamatai, sumūryti iš lauko akmenų su didelėmis plytomis ir rišti kalkių skiediniu. Šalia rasta ir nemažai 16 amžiaus monetų. Atradimai, pasak archeologų, paneigė gyvavusi supratimą, kad Palanga buvo neturtingas žvejų kaimelis. Užpereitų metų tyrinėjimų archeologinių vasaros estrados vietoje manėme, kad ten būta pirmojo 16 amžiaus Palangos dvaro vieta. Kaip matome, greičiausiai ji yra šalia mūsų pagrindinės Vytauto gatvės. Ir tai, kad atrasti mūro pamatai, liudija, kad greičiausiai visgi dvaro būta pačiam Palangos miesto centre. Archeologai tikisi, kad galimi dvaro pamatai bus eksponuojami rekonstruotame skvere, o kiti radiniai keliaus į naująjį kurorto muziejų Anapilyje.